Varliukas karalaitis. Vienoje turtingoje ir laimingoje karalystėje gyveno išmintingas ir teisingas karalius. Turėjus gražuolę dukrą, kuri niekuo nesidomėjo ir nuolatos nuobodžiavo. Per dienų dienas sėdėjo pilname lėlių ir žaislų, atgabentų iš viso pasaulio kambaryje, bet su jais nežaidė. Veltui geraširdė auklė bandė ją sudominti darbeliais ar žaidimais. Kartą, po ilgų tėvo ir karaliaus ir auklės įkalbinėjimų, ji išėjo į rūmų parką. Atsisėdo ant kranto tvenkinio, kuriame linksmai pliuškenosi žalios varlytės. Nuobodžiaudama ėmė žaisti su auksiniu kamuoliu. Staiga kamuolys iškrito jai iš rankų, nuskriejo tvenkinio pakrantę ir pliumptelėjo į vandenį. O kad nulietas iš tikro aukso, tai labai sunkus buvo ir iškart nuskendo. Bejėgė karalaitė stovėjo ant tvenkinio kranto, dairėsi aplinkui pagalbos. Tuo metu išgirdo iš meldų sklindantį neįprastą kurkimą. Tai didžiulis žalias varliukas žadėjo karalaitei, kad ištrauksiąs tvenkinyje nuskendusi aukso kamuolėlį, jai leisinti apsigyventi jos rūmuose, valgyti iš jos lėkštės, gerti iš jos taurės ir miegoti jos lovoje. Net nesusimąsčiusi karalaitė pažadėjo varliukui, kad išpildys jo norus. Užkeiktas varliukas, ką sakęs, tą ir padaręs, ištraukė iš tvenkinio aukso kamuolį. Karalaitė pagriebė kamuolį ir kiek įkabindama nubėgo į rūmus. Ji nė neketino įvykdyti pažado, duotų užkeiktajam varliukui. Mat nenorėjo, kad toks bjaurus padaras valgytų iš jos lėkštės, gertų iš jos taurės ir miegotų jos lovoje. Karalaitė bematant pamiršo apie nuotykį su aukso kamuoliuku ir užkeiktuoju varliuku. Vakare su savo tėvu, išmintinguoju karaliumi, sėdo vakarieniauti prie aukso ir porceliano indais nukrauto stalo. Kaip visada, karalaitė buvo aikštinga, nuobodžiaujanti ir nuolat žiovavo. Tačiau ji labai nustebo, kai prie stalo priėjęs liokajus pranešė, kad prie rūmų durų į parką jos laukia keistas svečias, reikalaujantis tuoj pat susimatyti. Karalaitė žado neteko, ant laiptų pamačiusi didelį žalią varliuką, kalbantį žmogaus balsu, apie jos prie tvenkinio duotą pažadą mainais už ištrauktą aukso kamuolį. Aikštingoji karalaitė bandė piktai nuvyti įkyrųjį varliuką. Šisgi primygtinai prašėsi teisėto vizito į rūmus. Be to, reikalavo, kad jam būtų leista susitikti su karaliumi ir papasakojo apie savo skriaudas išmintimi ir teisingumu garsėjančiam valdovui. Nors ir labai niršusi, karalaitė turėjo įvykdyti varliuko reikalavimą. Atsidūręs prieš karalių, varliukas patogiai įsitaisė ant kėdutės su aksomine pagalvėle ir kurkiančiu balsu papasakojo jam apie karalaitės nuotykį prie tvenkinio. Suirzusi ir labai įpykusi karalaitė aiškino tėvui, kad pažadai nebuvo tikri ir ji visiškai nesirengė jų vykdyti, nes bjaurus žalias varliukas kelia jai didžiulį pasišlykštėjimą. Išmintingas ir teisingas karalius labai nusiminė. Didžiai nuliūdo jį žinia apie dukters lengva ranka žarstomus ir nevykdomus pažadus. Jis nutarė pareikšti teisingą ir išmintingą nuosprendį. Atsisėdo karalius menėje į sostą. Šalia jo stovėjo aikštingoji dukra ir pažas ant aksominės pagalvės atnešė užkeiktą į žmogaus balsu kalbantį varliuką. Karalius paskelbė nuosprendį. Varliukas pasilieka rūmuose, o karalaitė turi įvykdyti visus pažadus. Tokia karaliaus valia. Visa palyda įžengė į karalaitės miegamąjį. Varliukas apžiūrėjo lovą, kurioje miegojo viena karalaitė, o dabar turės miegoti kartu su kurkiančiu žaliuoju padaru. Rūsčiu balsu karalius karalaitei ir varliukui priminė savo nuosprendį ir įsakė dukrai jį vykdyti.
Aikštinga ir amžinai nuobodžiaujanti karalaitė vis dėlto labai mylėjo savo tėvą ir gerbė jį už išmintį ir teisingumą. Todėl nuolankiai pažadėjo, kad viską padarys taip, kaip liepta. Po to prasidėjo puiki puota. Užkeiktasis varliukas su džiaugsmu mėgavosi karališkojo stalo malonumais. Valgė ir iš karališkos lėkštės ir gėrė iš jos taurės. Labai liūdna karalaitė sėdėjo stalo gale. Nei valgė, nei gėrė, tik vis žvilgčiojo į garbinančius vieną kitą karalių ir varliuką. Po smagios puotos karalaitė su užkeiktuoju varliuku nuėjo į savo miegamąjį. Ant lovos, kur pati miegojo, savo svečiui paklojo minkštą paklotę su aksominė pagalvėle. Ne itin noriai tai darė, tačiau prisiminė savo tėčio, karaliaus rūstų ir teisingą nuosprendį, kuriam pasižadėjo paklusti. Kai varliukas įsitaisė ant patalo, švelniu, bet kurkiančiu balsu pasakė karalaitei, jog pagaliau jis laimingas ir labai norėtų, kad karalaitė palinkėtų labos nakties ir pabučiuotų jį. Ilgai atsisakinėjusi pagaliau pakluso ir pabučiavo jo žalią išsipūtusį skruostą. Tada įvyko tikras stebuklas. Kambaryje sutemo, užgeso žvakės ir staiga ryškiai švystelėdamas atsirado nuostabaus grožio jaunas karalaitis. Žaliasis varliukas pradingo visiems laikams. Karalaitis, burtininkės paverstas varliuku, vėl atgavo žmogaus pavidalą. Pakerėtai jo grožio karalaitei jaunuolis papasakojo savo istoriją ir išaiškino, kaip ji įvykdžiusi visus savo pažadus ir jį pabučiavusi panaikino burtininkės užkeikimą ir padėjo jam vėl tapti žmogumi. Visos karalystės gyventojai buvo sujaudinti jaunojo karalaičio istorijos. Netrukus karalaitis ir karalaitė, pamiršusi kaprizus ir nuobodulį, labai pamilo vienas kitą. Teisingas ir išmintingas karalius sutiko, kad jie susituoktų. Į vestuves